yra, va. Vairą junk. Gerai, toj pradėsim konsultacijas. Klauskit apie viską. Galbūt kažkokia situacija jums yra, kažkokia rimtesnė ar dar kažkas. Tiesiog klauskit viską. Dabar aš apsuksiu tiesiog kamerą ir parodysiu jums, kad tikrai čia nieko nėra. Kad visiškai. Va. Tiesiog matot, visiškai nieko neturi. Visiškai nieko. Pradėsiu paklausyti, gerai. Galėsi, jeigu nori biškelį, galiu atsisukti čia. Ar kaip tu nori? Gerai. Matot, visiškai nieko neturim, visiškai nieko. Va, visiškai nieko. Visiškai nieko neturim. Va šitaip, aš dabar laikysiu telefoną ir jums skaitysiu ir jūs matysit. Matot, visiškai nieko neturim, visiškai nieko. Tiesiog va telefonas ir va. Gerai, galit pradėti klausimų? Pradėsim, mane? Visiškai, be jokių kortų, be jūsų jokių datų, nuotraukų, jūsų ten TikToko nikai yra įvairūs, suprantat? Ten net nėra visiškai man kaip matyti jūsų nuotraukų ar dar kažko. Aš jums parodau, ką reiškia matymas. Ką reiškia matymas, kad ir va tokių formatų. Ir kaip pavyzdys, čia ne tai, kad ta prasme, kurie čia visi sako, kad čia feikas, dar kažkas, nu, dabar žiūrėkit visiškai kitų standartų. Ir va, akis uždengtos, jokio nėra papildomo kažkokio paraštuko, ar dar kažkaip, čia visiems skeptikam. Va, pati situacija yra tokia, kad būtent konsultacijos vykdomos yra nemokamai, va tam, kad jūs suvoktumėt. Klausėt ne apie ateitį, klausėt konkrečius klausimus, ne kad, ta prasme, feikinius dalykus, dar kažkas. Žmogus koordinuoja laivą. Aš nieko nedarau, aš tik sėdžiu ir parodau, ką reiškia matyti. Būtent. Kitas dalykas, čia grinai va tas yra kaip Vanga, kur sako, kad daugiau nėra tokių kaip Vanga, aš esu dar geriau negu Vanga, aš jums galiu tai parodyti ir dabar tai parodau. Visiškai. Daugiau Lietuvoje tokių nėra. Ta turit įsiminti visam laikui, ką aš dabar jums parodysiu, nes visiškai jokio kontakto su jumis tai nėra, kitas žmogus koordinuoja procesus. Ta suvokit. Vanga buvo akla, o aš akis užsidengęs. Ir va dar kartą demonstruoju, matot, visiškai, va, pilnai uždengta, priekį vaizdo nėra, šone vaizdo nėra, dar kažkur vaizdo nėra. Tai va tas yra momentas. Tiesiog klausimai labai konkretus, labai aiškus klausimai, net jūsų niko žmogus net neskaito. Man užtenka, kad jūs parašot, jūsų energetika jau pas mane. Tik tiek. Nu, pradedam. Gerai, pradėsim. Aš net neskaitysiu jūsų, netgi niko, tiesiog paskaitysiu klausimą. Gerai, pradėkim. Visi neužmirškit. Turit tapinti, turit dalintis transliaciją ir turit repostinti. Ir kitas dalykas, TikToko profilį turit stebėti. Jeigu nestebėt, atsakymų negausit. Gerai. Žmogus klausia, ar kas nors nori man specialiai pakenkti darbe? Tai kad jūs kenkėjiška pati asmenybė esat. Kitas dalykas yra tas, žiūrėkit, o ką jūs darot, ta prasme, juk jūs bandėte išėsti savo kolegį. Juk jūs bandėt pati išėsti. Kalbam ne apie šitą darbą praeitį. Ir jūs dabar bijot, kad lazda atsisuka prieš jūs? Nudėja, žinokite. Kitas dalykas yra tas, kad vis tiek ilgai nepadirbsi tam darbe. Nes iš karto eina būtent ilgas, darbo neradimas. Tas yra momentas. Ir tai yra ne tai, kad darbas, o čia yra veikla. Veikla susimaišius kaip su darbu. Tas yra momentas. tą suvokt turit. Sekantis klausimas. Gerai. Klausia, ar mano vaikinas yra man tinkamas, ar jis mane myli? Kitas klausimas. Kitas klausimas. Nenusišnekėkit, žmonės. Kalbam konkrečiai tą, ką galit patvirtinti ir viskas. O ne tai, kad ten kažkokias nesąmonės klausės. Mano vaikinas, mano ten mergina ar dar kažkas. Nevykdom šiandien tokių dalykų. Gerai. Čia yra parodyta tik tai tas momentas, kad būtent ką reiškia matyti.
tą, ką galit patvirtinti po fakto. Apie mirusius galit klausti, dar galit klausti visokius dalykus. Apie ateitį neklauskit. Ir kažkokių klausimų, kurie, ta prasme, kur nepatvirtinsi. Tai, ta prasme, jūs neklauskit, nes realybė yra tokia. Kad, ta prasme, aš jums galiu papasakot, faktas galiu papasakot, bet tas momentas vis tiek jūs nepatvirtinsit. Viso to momento. Nes, realybė yra tokia. Būtent. Čia tipo bus arba nebus, iš tos serijos. Kalbam dabar konkrečiai ir aiškiai. Per žiūrėk klausimus ten, kur būtent yra konkretus aiškus klausimai ir viskas. Gerai. Į nesąmoningus klausimus net nekreip dėmesio. Gerai. Rašo žmogus, kodėl mano A.A. dėdė pats paliko šį pasaulį. Niekas iš šeimos neturim atsakymo. Vyresnė moteris yra dėl to kalta. Prašė. Jo visą laiką prašydavo visko. Ir žmogus net laikė. Vyresnė moteris. Tokia apkūnesnė moteris. Tokia tamsesniais plaukais. Ir yra dar viena moteris šviesiais plaukais, kuri irgi norėdavo. Bet jinai tipo būdavo jo pusėje, bet čia visiškai kita situacija yra. Kalbam dabar apie tą patį žmogų, kuris ten, sako, pasikolė. Mane, sako, tai dabar. Bet tai jis vaikų turėjo. Sūnų turėjo. Ir dar vienas vaikas yra. Labai neryškiai matosi. Čia kalba yra, šitas žmogus ne mieste gyvena. Jis dar turėjo ligą būtent čia. Tai srityje lyga buvo pas jį. Sutrikimas. Kape vienas pas gulė, nors ten turėjo gulėti dar vienas žmogus. Iš vėl to žmogus nematau. Karstas buvo rudas. Rudas toks tamsesnis karstas buvo. Laidotuvės labai mažai žmonių buvo. Jisai nekaltas yra dėl tos mirties. Jis nekaltas dėl tos mirties yra. Tai, dar. Jis labai pergyveno dėl automobilio, kuris paliko. Labai pergyveno dėl automobilio. Automobilis. Kad nespėjo sutvarkyti automobilio. Jis labai pergyveno. Tai sekundėlė. Kivirčas buvo tarp tos senesnės moters ir to vyro. Kivirčas buvo. Davedė, paprasčiausiai davedė. Atsakymas yra toks davedė. Jis nėra kaltas dėl to, kas nutiko. Bet kad ranka pakelta, tai čia yra vėl kitas faktas. Bet esmė yra tame davedė. Jis kalbėti negali, jis ta prasme, jis duoda informaciją, bet jis kalbėti negali. Dar plus, ta prasme, čia yra visiškai tas momentas, kad organizme pilna vandens, perteklinis vandens, tas vanduo perteklinis buvo prieš mirstant. Tas vanduo gali būti ir alkoholis, bet jis nenurodo to. Ir tiek. Ten vienas žmogus norėjo į karstą įdėti kažkokį daiktą pas jį. Gerai, kad neįdėjo, nes būtų prasiekėjęs. Daiktą į karstą norėjo įdėti. Nedidelę mergaitę. Mergaitę norėjo įdėti. Kažkokį daiktą. Norėjo, bet neišdrįso, bet ir gerai, kad nepadarė to. Į kojų galą norėjo įdėti. Savo kažkokį kaip žaislą, kaip nežaislą, kaip kažkokį tokį dalyką. Tas yra momentas. Gerai, kad nedarė.
Jis yra su velniu. Все. Gerai. Dabar, jeigu panašus klausimai tiesiog kartojasi, tai tada toliau kitus klausimus ar iš eilės. Nes labai daug klausimų. Jis turi stebėti žmonės profilį ir tapinti. Turit stebėti profilį ir, ta prasme, komandinę širdelę uždėti ir, ta prasme, dalintis transliaciją arba repostinti laivą pastoviai. Tai vat, toliau. Gerai, žmogus klausia, labas, ar gali atsakyti man, kaip laikosi tėtis kitoj pusėj? Šitą laivą stebi ne vienas žmogus tenais iš ekrano. Tai aš tą galiu pasakyti. Da. O kodėl jūs neklausėt apie Gintarą? Tik Gintaras. Gintaras vardas sako. Liepė paklausti jūsų, o kodėl jūs neklausėt apie Gintarą? Pamiršot? Labai sena mirtis. Jums iš anapus tokį klausimą uždavė. Pagalvokit gerai. Ką jis padarė dėl jūsų? Tai tiek. O dabar tas tėvas, sako tėvas, ne? Sako meluoja. Meluoja. Mirusiai sako meluoja. Meluoja. Mirusiai sako meluoja. Šitas žmogus meluoja. Sako, senai niekas ten nemirė. Meluoja. Bloku. Ja, mirusiai patys sutvarkys. Mirusiųjų pasaulis nėra žaidimų aikštelė. Aš įspėjau visus prieš pradedant. Norit klauskit konkrečius klausimus. Bet nemeluokit. Gerai. Žmogus klausia, ar tinkama gyvenimo kryptim einu? Nu, blemba, ta prasme, akvilė, ta prasme, klausimai kokie. Ta prasme, tą, ką gali žmogus patvirtinti arba nepatvirtinti, viskas daugiau. Nesimėtik. Gerai, klausia, labas vakaras, kaip man bus su sveikata? Dabar turiu nugaros skausmus. Ir su širdim problemų turiu. Su rankom problemas turiu. Bet čia dar yra problema pas tavim. Žodžiu, nuo tos vietos iki tos vietos yra pas tave probleminė vieta. Visiškai pilnai. Ir rankos. Rankos. Kitų vietų čia rankos yra probleminės. Čia ne nugaros problemas, čia yra būtent problemos su širdimu, su kraujotaka. Ir būtent yra petį net užspaustas nervas iš seniau tavo. Nervas, kaip nervas, ne nervas, kaip aiškinti, prasme, užspausta yra, bet dėl to tau anksčiau būdavo tas momentas su pečiu, su ta visa vieta kažkaip. Viršutinė nugara dalis persimuštavo. O ši problema turi būtent su širdim. Su širdim, su kraujotaka. Tas yra momentas. Ten susitvarkykit ir ten, eikit pas kineziterapeutus, tai turėtų padėti būtent, kas liečia dėl būtent
Pečių. Nes tai kada sutvarkyti petį, tada automatiškai atleis ir nugaros skausmus. Nes pagrindinis yra dalykas petys. Visi. Gerai. Ten tokių paprastesnių kažkokių tai dalykų aš nežiūriu. Tas problemas, kur konkrečiai yra problemas, ten ir žiūriu. Gerai. Žmogus klausia, nuo ko mirė mano brolis? Tavo brolis, nuo ko jis mirė? Taip. Čia yra pagrindinis dalykas uždusimas. Pagrindinis dalykas yra uždusimas. Ir smūgis. Smūginis dalykas. Bet turėjo ir sutrikimą, nes vat visa krūtinė spaudžiama. Visa krūtinė spaudžiama. Visa krūtinė spaudžiama. Toks. Ir tai dar palauk, dar čia rodo kitus dalykus. Tai žmogus turėjo ir šiek tiek galvos skausmų toliau dar. Pagrindė yra būtent tas dalykas, kad būtent krūtinė, užspausta krūtinė, ta prasme, toks kaip pridusimas. Bet čia lėtinė mirtis, supranta, čia lėtinė mirtis. Čia ne tai, kad vat staigiai, bam, ne, lėtinė mirtis. Jam iš anksčiau buvo, bet paspartino, buvo ir viskas nebėra. Čia tas momentas yra. Kaip tai vardinti, aš gal neturiu savo leksikonę tų žodžių, jūs turite suvokti, ką aš kalbu. Pagrindė tai įrodom, man ta prasme, aš nežinau, kaip ta lyga vadinasi, ir čia toks kaip lyga, kaip suspaudimas staigus, nemoku paaiškinti, ta prasme, rodo kelias priežastis, dėl ko tai įvyko. Aš negaliu pasakyti vienos priežasties tikslios, nes rodo kelis dalykus. Aš tiesiog įvardinu tą, ką jau pamačiau, tą, ką parodžiau. Pakomentuokit, kažką patvirtinkit, jei galit. Ir dar su ta vieta kažkas ten, su ta vieta kažkoks tas momentas. Uždusimas. Dusu. Pakomentuokit, patvirtinkit kažką, laukiu jūsų komentarų. Kaip smūginis, kaip. Žmonės, patapinkit, pasidalinkit transliaciją, pasiekit profilį būtinai ir klauskit kuo įvairesnių klausimų, kad nebūtų copy-paste vienas nuo kito apie tą patį, apie, pavyzdžiui, mirusius. Galit klausti ir apie sveikatą, apie viską jūs galit klausti, apie save. Dar biškelį palaukim.
Ar pakomentuos, ar patvirtins. Laukiam patvirtinimo. Nieko nerašo. Gal net nebėra. Vse, gerai. Gerai, toliau. Viskas. Gerai. Gerai. Rašo žmogus, labas, ar mano močiutė tikrai kalta dėl senelių mirties, prašau atsakykit. Žiūrėkit, apie mirusius Bet nekalbam. dabar apie Dabar kitus nekalbam. klausimus duokit, nes vien tik... Dabar jeigu apie mirusius vien tik tais kalbam, nu tai dabar nebedaroma apie mirusius. Viskas. Jo, Nes užtenka. Nes suprantat, tas yra, ta prasme, žiūrėkit. Čia, ta prasme, kiekvienas gali sakyti, o, tas, nes pusė net nežinot jūs diagnozės, dėl ko mirė. Skrodimo išvadų jūs pusė net nežinot. Jūs žinot, mirė tas, bet, aš jums pasakysiu kažkokią kitokią informaciją. Tai jūs realiai, ta prasme, pagalvokit, nebent turi tą lapą pasiėmę prieš savo akis, būtent išvadą, būtent tą visą skrodimo tą lapą, kas kokia liga buvo. Tai va tada faktas galim kalbėti apie mirusius. Aš jums papasakosiu, bet jeigu to neturit, tai ta prasme. Būtent, klauskit kuo įvairesnius klausimus, nekopinkit vieną kitų klausimų. Nes dabar gaunas, ta prasme, aš žmogui galiu pasakyti, ta prasme, ten tokia sutrikimas, toks sutrikimas buvo, ten buvo toks sutrikimas, ar ten, ta prasme, tokia situacija ir taip toliau. Tai dabar pats faktą, to nekeičiu, suprantat? Ta prasme, jūs turite turėti būtent tą įrodymą prieš savo akis ir pamatyti, ką aš pasakoju, ar buvo, ar nebuvo. Patvirtinti. Nes mes einam ant to patvirtinimo. Ar patvirtinat, ar nepatvirtinat. Nes dabar gaunas taip, kad jūs klausėt tos klausimų apie mirusius, jūs pusė net nežinot, nuo ko mirė. Jūs žinot, o pasakyk labas nuo manęs, pasakyk dar kažką. Čia ne tas laivas yra, suprantat. Čia kalbam būtent tą, ką galit patvirtinti. Konkrečiai po faktų. Ne kažkokia, tai ten, sakykime, pieva, kur ten klausia. Klausk, kad klausk. Vienam pasakai apie mirusį 10 iš paskos arba 20 iš paskos. Tai va dabar stabdom. Nebent tie žmonės, kurie turi būtent tą visą, suprantat, į ekspertizės lapą, būtent konkrečiai, kas surašyta, koks organas, kas kur kame, ir pakalbėsi po faktų, o ne kad kažkur tai ten tas. Nes dabar gaunas, ta prasme, nes jų pusė net nežinot. Klausiančių. Ta moteris, kur skaičiau tą klausimą, tai rašo, kad turiu viską, bet čia jau nesvarbu, jau dabar kiti klausimai. Gerai. Sveiki, nebendrauju su tėčiu nuo 7 metų, kaip jam dabar sekasi? Ar dar kada palaikysime ryšį? Čia nepatvirtinsi, čia nepatvirtinsi, Akvilė. Čia nepatvirtinsi. Žiūrėk, ką skaitai. Gerai, žmogus klausia, sveiki, kaip manot, kada turėsiu antrą pusę? Blet, vėl tas pats per tą patį. Gerai. Gerai, klausia žmogus, kokią aš sunkią ligą sergu? Kokią? Kraujo liga. Kas tai yra kraujo liga? Toliau. Stuburo sutrikimas. Ir kepenis rodo. Pagrindinė kraujo liga. Kraujo lygos. Tai kai vardinu, stuburo liga yra ir kepenis rodo. Galit patvirtinti? Parašykit komentarą, patvirtinkit. Ir dar yra buvo su ta vieta galvos. Su ta vieta galvos dar buvo pas jį. Su žmogu. Parašė, patvirtinu, su daug šauktukų. Gerai. Va. Priseksiu šį komentarą. Prašom. Gerai. Toliau.
Toliau. Čia rašo apie sportus, bet čia tikrai neskaitysiu tokių dalykų. Normalius klausimus. Sakyk man, tu Gerai. žiūrėk klausimus, Gerai. kur patvirtinti gali, kur nepatvirtinti. Kur ta prasme tenais apie pievas uogas, kur ten klausia, net iš vis mes plaukiam tos klausimus. Dabar Gerai. kalbam būtent apie faktų. Tik faktas. Arba patvirtina, arba nepatvirtina. Ne ten, kur mano bitės, mano ūkius, mano miškai ir mano ten kiti faktoriai. Tai Gerai. kalbam dabar konkrečiai, aiškiai, ką gali patvirtinti. Pavyzdžiui, yra toks klausimas, labas, ar galite pasakyti, ar turiu gebėjimus? Neturi. Imituoja. Prisiskaito nesąmonė, kad ten kažkas giminiai turėjo moteris sugebėjimų. Tai nereiškia, kad tu turi. Ir nekopijuok. O ko kopijuoji? Tipo, aš matau. Tu nematai. Ten velnis tau duoda tą sugebėjimą tam, kad būtent pražudytum savo visas kartas, kurios ateis. Toks atsakymas. Močiutė turėjo, Turėjo, bet išsinešė. Ir niekam nepaliko. Ir viskas. Parašykit komentarą, patvirtinkit, ar buvo taip. Lauksiu. Aš kaip suprantu, Akvilė, kad tenais nėra tų Reikia. klausimų, ta prasme, ten, nes jeigu čia klausinėja nesąmonė, tai ta prasme, tai daryšim tą dalyką ir viskas. Arba pati neįskaitai tų komentarų, kurių ten tiesiog, ta prasme, nes dabar čia pusė lempinių klausimų klausai. Tas įsiklausy, ką kalbu. Ta, ką galima patvirtinti. Gerai. Žiūrėk komentarus, ką galima patvirtinti. Ten rašo apie sveikatą, bandom sveikatą. Ten rašo apie dar kažką, bandom. Po faktų, kas yra realu čia ir dabar arba praeities aspektų. Ne ten, kur ten tipo, kas būtų, jeigu būtų. Nes čia nesąmonė yra, suprantate, čia nepatvirtinsi tam žmogui. Gerai. Juk aš nenaudoju jokių papildomų priemonių, aš net nematau fiziškai jūsų. Čia žmogus koordinuoja laivą. Supraskit tą dalyką. Klauskit normalius klausimus. Ne taip, kad ta prasme kažkokias nesąmonės ten klausinėjai. Tu net neskaityk tų tokių komentarų, ko ten rašo nesąmonės. Gerai. Pavyzdžiui, žmogus klausia, ar esu prakeikta. Nėra prakeikta. Nėra. Ar neturi jie ką klausti? Aš nesuprantu. Pavyzdžiui, apie tetą, tarkim, galiu klausti. Čia šitą, kur mirus? Ne, rašo, ar mano teta pasveiks nuo ligos? Čia yra viena, kur mirus. Stambesnių sudėjimų yra mirus, kape guli. Ir šalia jos ten, bendras šeimos kapas yra ten kažkoks. Pas jos. Ir atsistojo, stovėjo man čia dabar. Jis yra stambesnių sudėjimų. Nuo ligos mirė. Liga buvo. Sako, panaši liga kaip į vėžį. Taip sako. Bet ne vėžys. Kaip tai vardinti, aš nežinau. Bet mirė. Tipo, organų nepakankamumas, kaip kitaip įvardinti. Nežinau. Tai tas momentas yra guli kapai, ten šeimos kapas tenais, kapai guli 3 žmonės. Bet tai yra, ta prasme, ne pirmos kartos ta linija, ta kraujo, ten toliau. Bet čia buvo toks klausimas, ar mano teta pasveiks nuo ligos? Skirtumas, koks klausimas, aš sakau informaciją. Ir viskas. Jau pradėjau, aš nerodys, aš nenoriu nerodys. Man neįdomu, ką jie klausė. Aš sakau, atėjo mirusieji, vadinasi, atėjo mirusieji, pirmenybė mirusiesiems. Viskas. Aš pasakau, po faktų, ten toliau patvirtina, nepatvirtina. Viskas. Ir viskas. Aš nekalbėsiu apie tos, kuriems tiesiog. Ta prasme. Pasakiau viskas toliau. Ten kapė ten guli vyras, kapė tenais nuo alkoholio, tenais miręs, ten gėrė tenais. Ir kitas tenais irgi dar tenais guli ten. Bet dar senesnė mirtis yra. 3 guli kapė. Dar 4 turėjo atsigulti, bet jis ten neatsigulė. O su šitą jau
apie tą moterį, tai čia nėra ką kalbėti. Aš nekalbu apie smertininkus. Aš nekalbėsiu. Ta prasme. Nes nu, čia realybė, ta prasme. Čia procentaliai, kad išsikapstys, tai čia yra maži procentai, suprantat? Ta prasme, patvirtink, nepatvirtink. Ta prasme, tai ta prasme. Ar ten Akvilė nėra kas klausia, tai nieko normalaus. Ta, ką gali patvirtinti, ar kas jiems čia yra? Yra, pavyzdžiui, žmogus klausia, ar mano sveikata gera šiuo metu. Ne, pilvo sritis. Pilvo sritis, problema. Turi dar sutrikimų būtent su galvos sritim. Smiltiniai yra sutrikimai. Bet žmogus traumą turėjęs yra. Yra turėjęs traumą anksčiau. Tai tiek. Dabar pilvos sritis pagrindinės yra bėdos. Patvirtinkite, tai galit. Dar biškai su į inkstų pusę biškai eina, bet dar nepilnai. Žodžiu, nepatvirtinau, važiuojam toliau. Gerai. Jeigu Parašė taip. Parašė taip. Nu, tai ir viskas. Viskas, gerai. O faktų vėl. Toliau. Toliau. Pavyzdžiui, žmogus rašo, kokio artimo žmogaus netekau vakar. Šviežiai mirusį nežiūriu. Gerai. Turi mažiausiai praeiti 40 parų. Gerai. Kokią ligą turėjau ir ar ji vėl sugrįš? Jūs turėjot keletą ligų. Viena buvo su raumenim susieta. Ta prasme, su raumenis koordinacija, taip kaip paaiškinti. Nežinau, pavadinimą. TLK kodų visų nemoku. Kad įvardinti tikslę diagnozę. Toliau. Galvos sritis vėl. Nerviniai dalykai. Čia įsirodo nuo galvos į stuburą. CNS-as. Nervinės kilmės. Bet pas jūs gali pasidaryti tokie dalykai kaip maži augliukai, suprantat? Pas jūs gali, bet ta prasme jie atsitraukinės. Nes ganėtinai pas jums organizmas yra tvirtas. Ir jūs turit labai stiprią apsaugą iš anapus. Saugojus. Ir to pasiekoje gali atsirasti, ta prasme, kaip įspūdis, kad kažkoks kaip vėžys, bet ten ne vėžys. Čia tą turit omeny turėti. Kas čia dar pasimis? Aišku, čia regėjimas. Šis regėjimo kiti dalykai. Čia labiau nuo šviesos, ta prasme. Kas dar čia? Būtent ta vieta rodo. Ta vieta dar man rodo. Dar ta vieta rodo, bet ne širdį. Ta vieta dar rodo. Tai tik. Parašykit komentarą, patvirtinkit, jei galit. Čia kelių gyvenimo periodų tokie dalykai. Periodų. Čia ne tai, kad ta prasme
Viskas vienu kartu. Patapinkit, pasidalinkit tiesioginę transliaciją, pasiekit profilį ir tada paklausiu jūsų klausimų ir skaitysiu. Laukiu patvirtinimo dar šiek tiek. Jo, parašė. Jo, Nu, tai viskas vėl- aišku. Vėl patvirtinu. Patvirtinu. Toliau. Pavyzdžiui, žmogus rašo, kur dingo mano brolis. Čia patvirtink, nepatvirtink, Akvilė. Nu gerai, kitas. Bet gaunas, ta prasme, tas dalykas, nu čia nepatvirtinsi, supranti. Nu gerai, nu tai ten tas, nu gerai, bet, nu gerai pasakysi ten informaciją po faktų, bet, nu ne jis ir nepatvirtins tą informaciją, nebus, kad tik dabar patvirtins. Tai čia gal patvirtins, gal po savaitės, po mėnesio, galbūt ten dar N metų į priekį. Tai ta prasme, mes kalbam šiam live, ką gali žmonės patvirtinti. Gerai. Pavyzdžiui, toks klausimas, kodėl mane apgavo šeima dėl turto? Tai, kad neapgavo, juk atidavė. Taigi buvo palikimas. Taigi atidavė. Taigi atidavė. Kokia ta apgavystė. Juk sutikai su viskom. Ta prasme. Ir ne tik apie palikimą dar čia kalba eina. Ta prasme. Tai niekas neapgavo jūsų, ką jūs kalbate. Jeigu jūs ten galvojat, kad apgavo, kad jūs čia, ta prasme, kažkokio ieško dalyko, tai niekas nieko neapgavo jūsų, ta prasme. Aš nesivėliu psichologinius jūsų dalykus, bet aš sakau, po faktų, niekas jūsų neapgavo, juk viską atidavėt. Ta prasme. Pakomentuokit kažką. Čia ne tik vien tai apie palikimą, čia dar kita situacija yra, bet čia realybė tokia, ta prasme. Kivirčias buvo, kiti dalykai buvo, bet čia, ta prasme, normalu, taigi žmonės. Čia ir to, ta prasme, čia realiai, ta prasme. Turėjo namas atitikti, netiteko namas, ar ten dalis namų, bet esmė tame, tai atsisakymas buvo. Bet taigi pinigus gavot, ką jūs čia kalbat? Prašo, ne, nu žodžiu, čia apgaudinėja pats save matyt. Gerai. Taigi pinigus gavot, apgavo jį, matai. Ta prasme, kažkokis pievas. Greičiau, Akvilė, klausimų daug, aš taip ilgai neišbūsiu, suprantate, man... Gerai. Jeigu jau, ta prasme, jie klausia, jeigu neturi ką klausti, tada ryšam ir, ta prasme, atidam kitai dienai, kada jie jau turės ką paklausti. Nes dabar, ta prasme, jie klausia tokius klausimus, kur tu nepatvirtinsi. Nu, realybė tokia. Nu, arba, pavyzdžiui, yra toks klausimas, kuo serga mano vaikinas, gydytojai niekaip nenustato. O jūsų tas vaikinas tariamai, tebūnėt, kad jūsų vaikinas, viskas svarbu. Šizofrenija neserga.
taigi jis ten balsus girdi. Ta prasme. Taigi jis balsus girdi. Su psichika žmogui negerai yra ten. Su psichika ten žmogui yra negerai. Ten, čia pas psichiatrus ar psichologus ir visos bėdos pasitvarkys. Taigi naktim šokinėdavo. Dabar pašokdavo naktim. Ten jo vardą ten tardavo, ten dar ten dalykų ten. Parašykit komentarą. Normaliai vaikinas, ne? Ta prasme, čia, bet čia... Kad tik galvoja apie kitą vaikiną ir dar kalba apie vaikiną. Normaliai irgi. Įdomiai. Čia, ta prasme, čia, nu, čia tiesiog... Jau atsibodo, ta prasme, nesąmoninga, arba tu Akvilė neskaitai normalių klausimų. Jo, parašė... Ką parašė? Iš dalies taip labiau depresija, kyla spaudimas. Depresija, prisigalvokia dar. Prisigalvoja, gerai. Pateisinti, aš realiai kalbu taip, kaip yra, vėl patvirtina, gerai, toliau važiuoju. Labai daug klausimų, dėl to čia klausia, kodėl nepaskaitau, bet labai daug klausimų tiesiog ir... Ne, nu tai ta prasme, jeigu klausit nesąmoningus klausimus Tai tada ir iškart. neskaito, nes dabar ta prasme, ką skaito Akvilė, nu tai realiai ta prasme, atrenka klausimus tuos, nu ta prasme, kur tenais, kur gali patvirtinti arba nepatvirtinti. Taip. Jeigu ten klausia, ta prasme, nesąmonė, nu tai ta prasme, tai tos nesąmonės, tai pasilikit jūs savo, čia nebūrimai tai yra. Aš jums parodau Lietuvos mastu, ką reiškia Lietuvoje turėti būtent tokį kaip Vangą. Tik mano vardas Ernestas. Aš visiškai nenaudoju nieko, žiūrėkit, nieko nėra prieš mane visiškai. Nei jūsų vardų, nei pavardžių, nei nuotraukų, nei kortų, nei dar N kažkokio šūdo kaip pavyzdys. Kitas žmogus vapšė laivo tenais, net nesako ar vyras, ar moteris ir ten kitų dalykų. Net nieko net neskaitau. Ta prasme, tik klausimus. Tai realiai pagalvokit, ant kiek čia yra tas momentas. Kad tik iš jūsų energijos aš galiu pasakyti būtent apie jūs. Tai ta prasme. Jūs suvokit, kad klauskite klausimų, kad patys galėtumėt patvirtinti arba nepatvirtinti. O ne tai, kad tenais kaip man seksis darbe, kaip mano santykiai ir ten, ta prasme, žodžiu, kosmodromas atidarytas aukščiausių pilotažų. Nu, supratumėte. Va, pavyzdžiui, žmogus rašo, kokia liga serga mano mama. Ar pasveiks, galiu patvirtinti. Čia, ta vieta, kur ranką laikau, ta vieta. Nuo čia iki čia, čia yra būtent momentas. Čia turi sutrikimą ir liga čia yra. Toliau, lauk. Dar yra vienas momentas. Čia jau panašiau link vėžio. Link panašiau. Bet čia yra, ta prasme, aš negaliu nustatyti, nes rodo ir vieną sutrikimą rodo ir čia, bet čia su venom rodo sutrikimą tokį. Ir labai kraujas juodas pas tą žmogų, labai juodas kraujas. Kraujas. Ir būtent tą sritį rodo. Čia būtent tą sritį rodo. Buvo su skydliauke anksčiau problemos, bet kaip ir apsitvarkė. Bet dabar yra čia problema konkreti. Patvirtinkit. Arba paneikit. Bet rodo, ta prasme, ir ta prasme rodo, čia ne tai, kad čia dabar rodo tą momentą, suprantat? Nestovi, vat būtent kaip kryžių rodo.
čia man kapus rodo. To prasme. Jūs ką, juokaujate iš manęs, tyčiojatės? Šitas žmogus. Jūs čia juokaujate? Matyt, nusibodo ramiai būti. Buvoms pasakyti apie mirusius nekalbėsiu. Ką jūs čia darot? Taigi čia mirtis. Sakau, kas čia yra. Čia konkrečiai mirtis eina. Dar šviežias reikalas. Rašo, ne gyva dar. Bet čia kažką jau mums sakiau. Patys meluoja. O tą, ką pasakiau. Čia šviežias reikalas. O tą, ką pasakė? Čia mirtis stovi. Viskas. Kapinės rodo. Kapinės ir kryžių rodo. Viskas. Gal čia kažką kitą reiškia. Rašo tiesa. Nu tai aš sakau, tai ta prasme. Vėl pasitvirtina. Iškart kapus rodoma. Kapus, kryžius, kapų vartai. Mhm. Gerai. Žiūrėk, jeigu dar jinai gyva, žolelės padės. Žolelės, ne vaistai, žolelės. Kur kraują tirština. Žolės, kažkokios žolelės, rodo tokios žolelės įdomios. Kaip dilgėlės, bet ne dilgėlės kažkokios, ta prasme. Jinai pati žino. Jai buvo sakyta, jinai buvo pažolininkė. Jai buvo pasiūlymas. Jai pradės tvarkytis. Dar įmanoma, reiškia, dar įmanoma. O jeigu ne, nu tai tada jau čia šviežias reikalas, čia tiesiog iš karto rodo kapus. Žodžiu, vėl patvirtina, gerai. Gerai. Toliau. Gerai. Kokias sveikatos problemas turiu aš dabar, ar pasveiksiu? Sausim tau problemas yra. Ausis. Tau ir sausim problemas klausa, biškiai klausa. Galvos rytį ryklė yra. Nu, ta prasme, ryklė. Kaip aišku, vidus burnos ir, čia ir klausa. Ir neurologinių sutrikimų dar turi. Su receptoriais. Tas tave dar yra su receptoriais problemas. Tu jame tu nejauti, supranti. Tu jau kaip ir jauti, supranti, bet ne taip, kaip ta prasme, ne taip jautru, kaip aiškinti. Tai yra ta problema visai. Toliau. Dubens organai. Tai yra probleminiai, bet čia kita tema visiškai. Tai tiek. Parašykit, patvirtinkit arba paneikit komentarą. Gerai, klausim toliau. Dar nieko neatrašo. Patapinkit ir dalinkitės transliaciją. Kuo jūsų daugiau, tuo rimčiau ir pasižiūrėsiu aš jūs čia visus praktiškai. Atsakinėjimų tik tiem, kas stebi būtent šitą TikToką ir tapina. Ir dalinkitės transliaciją ir spauskite repostą. Būtent man pasidalinimo, ten geltonas toks langelis yra, ten rasit. Paspauskite. Gerai. Kuris iš mano vaikų yra kitoks? Kas jam yra? Pas tave du vaikai kitokie. Kitokie du vaikai. Vienas yra agresyvaus būdo. Agresyvus. Hiper toks. O kitas
yra labai lėtas, mažiau supranta. Reikia specialių poreikių. Tas specialus tokie poreikiai turi būti tam mokymosi atžvilgiu, ta prasme, kad labai suprastų, palėtą, palengva aiškinti. Ta prasme, yra tas momentas, kad suprastų, kad būtent ugdytųsi visas tas dalykas. Ir yra vienas vaikas, kuris toks agresyvėja, toks piktesnis, hiper toks. Čia du vaikai yra, ta prasme. Nesugeria visą, ta prasme, tiesiog, ta prasme, vaikas, kuris, sakykime, sugeria visų emocijas ir transliuoja tas emocijas. Taip aš paaiškinsiu. Tai tiek. Patvirtinkit arba paneikit, parašykit komentarą. Visi patapinkit, pasidalinkit transliaciją, pasiekit profilį. Dabar laukiu patvirtinimų. Arba Gerai. Laukiame jūsų komentarų. Žodžiai, gerai, tada toliau. Žiūrėk, tie kurie nebepatvirtino, vadinasi, iškart į blokas jau. Iškart blokuoti. Palauk kažkiek, jeigu jau nebepatvirtina arba paneigi, viskas blokas. Net nežaiskite. Moderatoriai irgi tas pats. Ta prasme, kad nesimaišyti, tiesiog viskas. Rašo ne. Parašė ne. Ta prasme ne. Ta prasme. Gerai, blokas. Kažką jau. Kažkokia nesąmonė. Jo, gerai. Žiūrim toliau. Nes ten yra berniukas ir mergaitė yra tenais. Ir tiesiog. Taigi aiškiai rodo. Čia galvoja, kad sugebėjimai gal kažkokie, ta prasme. O būna tokių, jo, būna. Toliau, nekreipiam dėmesį. Gerai. Pavyzdžiui, toks klausimas. Galit pasakyti, kokį darbą dirbu dabar? Patvirtinti galiu. Su medžiu, mediena, medis yra kažkoks. Tai, palaukit dar. Ir popierius ir medis. Daugiau jokios informacijos neina. Kažkoks medis ir popierius. Parašykit komentarą. Tai nebėra, manai, tų klausimų tokių normalių. Nebėra, jo, klauskit dar kokių nors normalių klausimų žmonės. Konkrečių klausimų, kas jums. Apie išsilavinimus dar kažkaip. Pavyzdžiui. Gerai, vis tiek aš ir taip. Jo, gerai. Ir taip galiu, viskas tvarkoja. Gerai. Nu, aš jau išknisu mane irgi su ta. Jo, su ta. Jo, bet Gerai. tas yra momentas, ta prasme, kad jie neklausia normalių klausimų, jie klausia tiesiog kažkokias nesąmonės. Jie turi didelę progą, ta prasme, o čia, ta prasme, klausia apie kažkokius ten santykius, dar kažką ir apskritai. Vis tiek, ta prasme, matot, kad aš nieko neturiu čia, aš galiu ir taip. Visiškai. Aš tik parodžiau, kad dar tokį būtent momentą, davai, klauskit. Gerai, žmogus rašo, mano tėvo sveikata.
Tėvo sveikata. Pasiekit profilį. Pasidalinkit. Patapinkit. Šitas momentas yra tam žmogui. Žiūriu, ką rodom. Tiem žmogui, suprantat, kas yra, tiem žmogui yra su gerklė problema. Gerklė problema yra eina iš... Na ir vat irgi su širdim. Bet nepilnai, kad su širdim. Bet čia ne tai, kad su širdim, čia labiau eina kraujagyslės. Sąnariai tokie, ta prasme, nu čia yra nusenėjimo tas visas dalykas. Ta prasme, čia nugaros problemos turi. Ta prasme, čia yra daug tokių visokių sutrikimų tam žmogui. Tai nėra tas, kad tam žmogui būtų vienas tas momentas, kad tai pavyzdys. Nes būna, vat, kaip pavyzdys, nu tos senatvės, ta prasme, ne visiškai, kad senas žmogus čia yra. Negali sakyti, kad ten jau pensija, ten iki pat šiut niekada iki grabo. Dar gyvena žmogus, faktas, bet tas yra momentas, paprasti sutrikimai čia yra. Čia yra paprasti sutrikimai. Tas yra momentas. Aukštas žmogus. Aukštas, ne žemas. Patvirtinkite arba paneikite, jei galit. Pakomentuokit komentarą. Laukiu. Žinai, klausiau apie nieką daug. Visiškai. Bet vat labai daug kas patvirtina, žinai. Jo, nu vat pavyzdžiui, dar vienas seksualus, irgi. Kiek čia mes jau darom? Valandas? 57 minutės. Pavyzdžiui, žmogus klausia, kuom aš sergu, galiu patvirtinti. Dantų ligom. Dantų lygos pas jūs yra. Konkrečiai dantų lygos. O jums jau diagnozavo astmą? Astmą. Diagnozavo ar dar ne? Taigi dusulys pas jūs yra. Kas dar pas jūs čia yra? Jau, ta prasme, jau pačiam jau nusibodo, žinai. Jo. Labai nuobodus klausimai tiesiog tokie. Ta prasme, nu, žinai, ta prasme, klausimai tokie apie nieką praktiškai. Nu, tipo, gerai, okei, viskas čia legit, visi patys matot, kad čia viskas legit yra ir, ta prasme. Būtent. Bet pats faktas yra tas, ta prasme, dar tam žmogui, nu, jam yra nervinės kilmės lygos, daugiausiai nervinės kilmės lygos eina, suprantat, nu, tiek ir kojų srityje. Parašykit komentarą. Čia, ta prasme, nu, ten dar genetinių turi lygų jisai, ta prasme, tas žmogus. Nu, vat, pavyzdžiui, prisegi, įdomesnis toks, žmogus rašo, brolis mirė prieš 20 metų ant tilto, kūną atgavom be paaiškinimo, kas jam, kas jam atsitiko. Suprantat, čia irgi nepatvirtins. Tai okei, viskas okei. Norit privačiai rašykit dėl tokių dalykų, bet ta prasme, ir pasakysiu individualiai, bet čia nepatvirtinsit, suprantat, kas yra. Juk daug kartų kartuoju, nu, duokit klausimus, kur galit patvirtinti, o ne ten, ta prasme, kur tipo klausia apie nieką, tai realiai. Nes dabar gaunas taip, kad klausimai yra apie nieką, tiesiog atklausti. Žiūrėkit, kiek daug pasitvirtino, kiek daug patvirtino žmonės, bet pats momentas yra tas, kad tai kaip dabar atsakyti žmonėms, sako, pasakyk, kokie mano santykiai, kokie santykiai bus, nu tai ta prasme, pasakyk, kokie santykiai bus, kad čia nepatvirtinsi. Ar bus pas mane ten vaikinas, ar bus pas mane mergina. Ar aš ten pavyzdys rytoj kepsiu bulves, ar aš rytoj virsiu šaltibarščius. Nu tai taip, nu tai realiai. Va, būtent. Taip pat. Ar aš susirasiu darbą, ar aš nesusirasiu darbą. Kokia mano ateitis, nu neplauti bliūdą ir ten, ta prasme, šuo ar katė nešerta. Karts nuo karto gal. O pavyzdžiui, apie išsilavinimą. Tarkim, rašo žmogus, kokį išsilavinimą turiu, galiu patvirtinti.
skaičiukai kažkokie, eina kažkokie skaičiukai, daug skaičiukų eina. Nežinau, čia skaičiavimas ir pažiūrėkit, dar vienas dalykas yra, o jūs gamtos mokslus, kodėl jūs nebaigėt, jūs norėjot su gamta turėt susijusios dalykus. Norėjot turėt su gamta turėjusios dalykus. Nes rodo, pagrindinė rodo skaičius rodo būtent. Nu, tą, ką jūs dabar, tipo, įsilavinimo, bet ta prasme, čia labiau kaip... Čia labiau eina, ta prasme, kaip skaičiai kažkokie, kaip kažkas, bet ta prasme... Žinai, kaip sako, kai yra technikas, technologija ir tai kažkokia mechaninės srities tas visas momentas eina. Kaip nemoku paaiškinti aš kitaip. Bet pas jūs turėjo būti gyvenime gamtos mokslai. Turėjo gamtos mokslai. Ir čia yra būtent tuščia vieta. Skaičiai. Kažkas tokio. Kai, nu matot, aš tų sričių nežinau, ta prasme, kaip pavadintos sritis. Tų disciplinų yra N. Parašykite komentarą. Tai, būna astronomija, astrofizika, būna ten, sakykime, būna inžinerija, būna mechanika. Tai viskas yra susijęs su skaičiais, suprantat. Ir N taip toliau dalykų, tos disciplinos. Kur yra, pavyzdžiui, edukacinė prasme, tai edukacinė yra, pavyzdžiui, ten, sakykime, literatūra, filosofija, teologija ir N kitų dalykų. Čia yra būtent ta visa kryptis. Ten jau rodytų, ten raidės rodytų, čia rodo pas jūs skaičius kažkokius ir viskas. Nors tu ką. Ir rodo būtent, kad turėjo būtent gamtos srity būti. Gamtos sritis turėjo būti pas jūs. Nes polinkis yra tam. Prigimtis tokia. Taip ir parašė, taip norėjau ties matematiką, biologiją pasibaigti, bet baigiau visai ką kitą. Su nuliūdus. Tai va, sakau, rodo jiems. Patvirtinu. Tai va, tai sakau, rodo pas tokius dalykus. Gerai. Šitais rašo žmogus. Biškai įdomesni klausimai man jau. Gerai. Prieš kiek laiko dingo artimas asmuo, galiu patvirtinti. Daugiau klausimų nėra. Aš žadėjau, va šitais tik man prisegė, bet žadėjau visai. Rašo, nuo ko mirė brolis, galiu patvirtinti. Ar... Bet, kaip sakėme, apie mirusius nevykdysi. Neklausyt. Nes jau, ta prasme, pradėsi apie mirusius varyti, visi vėl iš paskos prasidės. Jau prieš tai parodžiau, kad galiu matyti ir uždengtom akim. Jau parodžiu, daug N faktorių parodžiu. Ta prasme, jie vis tiek tą patį. Nes neturi ką klausti. Nebeturi ko beklausti. Klausimai yra, žinai, ne iš jų vidaus, o tiesiog išoriniai klausimai. Kopi paste viens kitą. Žiūrė, kas ko klausia ir davai aš irgi paklausiu. O kur jūsų vidiniai Arba, klausimai? pavyzdžiui, va, klausia, kiek aš turiu vaikų. Galiu patvirtinti. Jūs vieną praradusi esat. Aš tik pasakysiu. Čia pas jums turi būti 3 vaikai. Pas jūs turi būti 3 vaikai. Ir rodo vieną praradimą, bet čia kažkoks praradimas. Nėra to. Fiksuojas, nes už jūsų nugaros jau stovi. Bamt, vienas. Ir pas jums turi būti 3 vaikai. 3 vaikai pas jums turi būti. Parašykite komentarą. Pas jie turi būti 3 vaikai. Tas. Ir viena rodo, kad viena nėra. Tai gali būti išvalymas, abortas ar... Nu čia jau žmogus reikalas. Aš tiesiog matau, kad už nugaros stovi. Turėjo būti berniukas. Iškart stovi. Parašykite komentarą. Laukiam. Man 3 vaikai. Iš viso turėjo būti 3 vaikai. 3 vaikai. Turėjo būti 3 vaikai. Gal ne taip žodžio formuluotę parenku.
parodyk, į ką aš ten žiūrint, jau įdomu irgi. Jo. Bet visiškai nieka. Aš tiesiog paskaičiau klausimą ir net nickname'o net nepaskaičiau, tiesiog vat, tik klausimą. Ir prisegiau va čia. Gerai. Man reikia jūsų patvirtinimo ar paneigimo. Parašykit. Na, ką reiškia matyti. Būtent. Visiškai nieko nėra, va. Visiškai nieko. Nieko nerašo, nu gerai. Blėt, jeigu klausia, atsiprašau, jeigu klausia, tai būkit malonus patvirtinkit. Arba paneikit, jau žinokit, jau dagrysiu. Būtent. Čia ne tam Ir bent jau daro ačiū, patiko, bent jau ačiū parašykit ir patvirtinkit. Čia tokių dalykų Ar- neegzistuoja daugeliu atveju. Žinai, čia kaip nors. Turi būti 3 vaikai. 1, 2, 3. Iš karto. Turi būti 3 vaikai. Nematau, kad kažką berašytų. Ir man, tai ką padarysi, kad neberašo? Nu va, pavyzdžiui, žmogus klausia, ar tėtis nori palaikyti ryšį? Patvirtinsiu, ačiū. Blėt, kaip tu patvirtinti, ar tėtis Nu jo, ar nori, ar nenori, nu, tai čia. Davai, ta Ne prasme, taip. kažkokias nesąmonės klausia. Normalių klausimų, ta prasme. Duokit normalių klausimų, rimtas situacijas kažkokias, rimtas situacijas. Na, aš jau, suprantat, kas yra, aš neturiu ką veikti su tokiais klausimais, aš neturiu ką veikti. Arba, vat, Aš pavyzdžiui, labai rimtą situaciją sprendžiu, bet aš neturiu ką veikti tokiuose klausimuose. Jeigu neturit ką klausti, nu gerai, neklauskit viskas, nerašykit nieko. Jeigu norit kažką susižinot, nu klauskit konkrečiai, aiškiai. pavyzdžiui, žmogus rašo, gal matote, kas nustūmė mano brolį nuo tilto, galiu patvirtinti. Jau klausimas parodo esmę. Gal matote, kas nustūmė? Galiu patvirtinti. Dalyvavai, buvai, ką darei? Jeigu buvai, ko neišgelbėjai, irgi išmokau tą patį pasakyti. Jau nervuot pradeda, nes nesąmoningi klausimai. Tai iš savo vidaus klausimus kažkokius būkit geri, nekopijuokit vienas kitą klausimų, iš savo vidaus klauskit ir viskas. Jau gyvenime entų situacijų buvę, ten, ta prasme, ten visokių situacijų. Norit pasižiūrėti tą, ką žinot konkrečiai 100%, tą ir klauskit. tą, ką jūs žinot 100%, o ne tai, ten tipo kažkur kažkas. Aš jau neturiu ką veikti. Tas pats per tą patį. Va tenais, kur apie tą turtą, ten, kur skaičiau klausimą, tai vėl žmogus rašo, aš atsigrąžinsiu turtą iš tėtos, galiu patvirtinti. Bet čia jau kalbėjom apie tai, kad tiesiog patys atidavė, tiesiog nužodžiu. Viskas, gana jau tiesiog jau nesąmonės, jau klausėt. Klauskit kažką normalaus, kokį klausimą, dar kelis klausimus gal pažiūrėsim, normalius. Aš jau, matai, aš jau rakinėjau šitą, man jau... Jau tiesiog... Yra rimti klausimai, įdomu. Tada jau yra rimtai. Va, tada yra rimtai. Tada yra visiems įdomu net žiūrėti, visiems įdomu pamatyti, visi supranta, kas yra kaip, o ne šiaip, ta prasme, tipo, ant durnius, o davai aš paklausiu kažką. Ta prasme. Nu, pavyzdžiui, žmogus klausia, ką operuos mano vaikui? Apatinio kūno dalį turi operuoti. Ten yra sutrikimas. Tas dalykas. Taip. Taip. Ten yra sutrikimas. Toliau.
tas vaikas kitoks yra. Kitoks vaikas. Nugaros srity dar turi problemą. Apatiniai nugaros daly dar yra problemų. Ne visiškai pilnai, bet nes yra problema dar. Taip. Dar čia kažkas. Kažkas yra čia dar. Tiesiog nurodžiu švietas ir viskas. Pakomentuokit. Aš ne medikas, aš žinau, kad aš ne medikas, aš neturiu kompetencijos pasakyti, ką ten operuos, kas neoperuos, bet aš tiesiog parodau tas vietas, kur rodo būtent probleminės vietas ir tenais. Arba taip, arba ne. Ir viskas, tiesiog supraskite tą dalyką. Aš ligų klasifikacijos nesu praėjęs, kad aš galėčiau vardinti, kokios tas yra ligos pagal TLK kodus. Būtent, sakykime, pagal diagnozes. Kad aš žinočiau, kad kiekvieną diagnozę, ten jų yra N diagnozų, suprantate. Aš vietas nurodau tiesiog tas momentas. Ir viskas. Pakomentuokit arba patvirtinkit, arba paneikit. Kur yra sutrikimai. O čia jau medikai sprendžia, ar operuos, ar neoperuos. Suprantat, tas momentas yra. Žinai, klausia pas mane, kaip, tipo, žinai, kaip pas daktarą. Taip, davai pasakyk, kur man operuos. Tas yra momentas toks. Nes yra būtent tas vietas probleminis, ten turi susitvarkyti. Ten yra būtent sutrikimai. Laukiam jūsų komentarų, patvirtinkit arba paneikit. Tai jau kaip ir viskas, aš manau, ta prasme, šiandien. Nes jau neklausė nieko, jau, ta prasme, man jau pačiam. Ten vis tiek jau klausinėjo ir apie mirusius, apie... Ta prasme, žinot, kas yra, kai yra pas žmogų tikrai kažkokios problemos, kai yra pas žmogų tikrai kažkokios gyvenimiškos situacijos, tai realios. Net kurios negali palaukti. Pavyzdžiui, kur negali tos situacijos palaukti, va tada man įdomu. O davai, pabandom. Vis tiek yra tų žmonių čia stebinčių, kad nėra pas kiekvieną kažkokios situacijos, kažkokios ten kažkokio... Nu va, jau kelintą kartą jau rašo, aš klausiu, bet neskaitot. Geras klausimas, galiu patvirtinti, už ką esu teista. Geras klausimas. O pas jūs yra sukčiavimas, ir pas jūs yra kaip ir bandė pripaišyti kažkokią vagystę pas jumis. Bet tai čia, ta prasme, klasifikavimas vėl, ta prasme, už ką rodo būtent iš viršaus, būtent tą momentą. Sukčiavimo dalykas ir tipo vagystę bandė pripaišyti. O kaip jūs jau tai vardino, tai jau kitaip. Dar bandė pripaišyti jums smurtą artimoje aplinkoje. Ta momentą pripaišyti bandė. Bet čia... Tas dar buvo, bet ta prasme... Čia žodžiu, iš tų 3 dalykų kažkuris vienas. Turėjo būti pas jumis. Pakomentuokit. Iš tų 3 dalykų vienas turėjo būti. Nes tokia dalyka, kai aš suprantu, kas yra, kai pagal dvasinį dalykus, ne, nėra ant dvasios uždėta. Tas momentas, kada būtų ant dvasios uždėtas tas dalykas, suprantat, būtų, pavyzdžiui, kai žmogus ir nužudo žmogų. Viskas. Kada žmogus ten, sakykime, panaudoja fizinį, kažką pakenkia labai stipriai žmogui, sužaloja žmogų, dar kažką, tada yra ant dvasios. Net pati dvasia yra perbrėžta. Viskas. Reiškia, tas žmogus, jis niekur nepražymė lieka ant jo. Pas jis nėra žymių. Suprantas? Visus yra tik išoriniai dalykai ir būtent ta informacija. Man pasako iš dvasinio pasaulio, kad būtent pas jumis tie 3 dalykai pas jis gyvenime figūruoja. Ir viskas, tu prasme. Tu prasme. Ar čia teistumas, ar aš negaliu pasakyti, aš galiu pasakyti tik tas, kas pas jumis figūruoja, va tie dalykai. Nes pas jūs dvasiniai dalykai nėra, nes tu prasme, žiūrėkit, dabar aš jeigu pasakyčiau, kad, prasme, kad jūs esate teistati už tą ir tą ir tą, suprantat? Po fakto netitiktų tą informaciją, nes realiai yra 3 dalykai pas jūs gyvenime, kurie figūruoja. Ir viskas.
tai nėra nuodėmės ar dar kažkas. Dvasia nėra perbrėžta. Ir viskas. Ir viskas, aš bandau paaiškinti tiem žmonėms, kurie nesupranta. Tas yra momentas, nes dvasiniai dalykai yra visai kas kitas. Aš žiūriu jūsų dvasią, aš nematau, suprantu, kas čia rašo iš viso, fiziškai ašgi nematau. Ašgi dvasiškai matau jūs. Jūs tą turit suvokti. Kai yra dvasiškai matymas, yra visai kita informacija. Tai jūs tą turit suvokti. Dėl to aš ir sakau, man jau nuobodu. Ta prasme, kur yra kažkokios rimtos situacijos, ten yra rimtos situacijos. Gerai, ten paklausė, čia aš neturėjau ką veikti, klausė. Taigi net tam laivas daromas. Aš eikuoju energiją, suprantat. Ir jeigu žmogus norės paklaus kažką rimto, va tada ir atsakysiu. Tai vis dalykai. Ai, patvirtino. Patvirtino, nu va, nu. Patvirtino. Nu tai va, tai ką ir sakau, ta prasme, pasirodo, va tai dalykai, tai va atrodo ta dalykai. Ir viskas. Nu, tai matai, realiai kas šiandien per visą laivą 90% pasitvirtina informaciją. Tai ir su akim uždengtom ir va taip žiūrint. Suprantat, aš net nelaikau jokio telefono, nieko. Žmogus skaito komentarus ten dalykus. Įsivaizduokit, ką tai reiškia. Ne viena Lietuvos būrėja to nesugeba, ką aš sugebu. Man jokio skirtumo ten, ta prasme. Tai visi sako, o čia kortos, dar kažkas, huinė, ten yra viskas, realiai. Žinoma, parodo realų vaizdą, kas tas yra. Nu, tai tas yra momentas. Ar dar paklausti? Paskaityti dar vieną? Nu, davai. Gerai, ar aš turiu ligų? Da, kai jau copy-paste, tai duokit kažką rimto. Nes labai daug dabar tie patys per tą patį tiesiog tos pačius klausimus iškelia, žinai, ir kartuojasi, klauskit, ko įvairesnio. Duokit kažką rimto, labai rimto duokit. Aš dar du noriu kažką rimto. Tiesiog. Jeigu jūs neturit ką klausti, nu, ta prasme, žinokit, aš neįkuosiu. 200 žmonių ir neturit ką klausti. Buvo prieš tai 250 tiesiog ir tie patys per tą patį klausimai, davai klauskit, ko jūs laukit. Imkit ir klauskit, turi tokią galimybę, nemokamai ir ta prasme, ir be jokių kortų, be nieko, visiškai. Žiūrėkit, aš sėdžiu čia žmogus, man net nėra jokio jūsų vizualų, supraskite tą momentą. Ir aš net neskaitau, aš tik klausimą jūsų. Neskaito, visiškai tik klausimą. Ir net nemato. Apie ką mes kalbam? Va šitai, esu tik aš, va. Ir viskas, ir va. Tai realybė yra tokia, nu, tai ta prasme. Tai tipo, nu, tai ką žinom, ta prasme. Ar jie rimtai neturi ko klausti, ar... Nu, man irgi įdomu, nes tas pats per tą patį klausimą tiesiog. Dabar sustoja mane biškai ir dabar pagalvokit patys. Nu, būkit geri, pagalvokit savį klausimą. Ne copy paste, bet tokį normalų. Kažką rimto, duokit. Ir viskas, kažką labai rimto aš noriu. Noriu rimtų situacijų, ne kažko, ne tai dėl, tipo, kad lempa kažkokia tai. Tai kitas dar dalykas yra, tai žiūrėkit, tie, kurie tapinat, tie, kurie dalinatės transliaciją, tiems ir atsakau, tie, kurie stebi mane, kurie paspaudžia komandinę širdelę, tiems ir atsakinėsiu. Tie, kurie nepaspaudžia komandinės širdelės, arba net netapino, tipo, šiaip random atėjo, aš davai parašysim, nu, tipo, nu... Tai tada tiem net neklausiu. Jūs dabar patys matot, kad čia yra realiai legit, viskas legit. Būtent. Tiesiog nieko nėra. Tada įsivaizduokit, čiūvas mašinai va, sėdi. Va, šitai, čia aš, va. Čia aš, žiūrėkit, čia va. Čiūvas mašinai sėdi, jūs pagaukit kampą, čiūvas mašinai sėdi, va, matot, patys. Kažkoks neaišku, kas sėdi mašinai, pasako apie jūsų gyvenimus, 90% informacija pasitvirtina. Būtent. Ir net be jokių kortų, be nieko. Visiškai. Ta prasme. Be jokių tai ten jūsų nuotraukų, datų, kažkokių tai vizualo, dar kažką. Tai kas dar Lietuvoje taip sugeba? Aš jums duodu galimybę, aš jums parodau, kas tas yra. Ta prasme, kad kas yra realu nuo prigimties. Man net kiti rašo šokę vis dar. Visi sako, karočiui, aš čia aferistas. Nu tai jeigu iš antiek aferistas, parodykit dar vieną, kuris dar taip sugeba. Ne vienas negalėtų taip. Ką sakau, ta prasme, aš jums rodau realų formatą, ką reiškia matyti. Va taip matyti giliai. Ne šiaip, kad tipo random, tipo ten kortas išmes, tipo pasakys ten apie pieną, nuo pieno antrą vandenį ar dar kažką, tipo, žinai. Ten huinė ir nieko, ta prasme, čia visi dabar kūrė tos būrėjus ir visą tą, visi čia mane čia heitina ir taip toliau. Tai aš jums parodau dabar tą patį momentą, aš jau buvau visus Lietuvos būrėjus iškeitęs. Ne vienas teina, iškart heitas, maksimaliai heitas. Nu tai daėjome iki tokio momento, aš parodau, ką aš dar sugebu. Aš dar čia ne viską parodau, aš čia parodau tik tai savo 20% sugebėjimų. Suprantat, kad tai reiškia? Jeigu va taip čiūvas mašinai sėdintis, kuriam va šiai yra pohui, nahui, atsiprašant, sugeba apie jumis va taip papasakot,
Tai ką jis Būtent. dar sugeba, užduokit savo klausimus. Būtent. Visi sako, čia aferistas, tas. Nu tai dabar, jeigu aš toks aferistas, tai davai, kiekvieną būrėją va taip sustatom ir testuojam. Būtent. Ar dar kažkokį ekstrasensą iškerėgi. Pasimestų, net nieko nebesakytų. Tai dėl to O ir čia niekas netgi- nėjo. Aš 300 būrėjų iškviečiu, nei vienas nėjo. Ta prasme ir heitai prasidėjo. Mano anketa ir pradėjo šitą anketą baninti reportai. Tai ta prasme, apie ką mes kalbam, hebra. Čia Būtent. tipo, karočią, viskas lėčiut norit pasakyti. Pažiūrėkit, kokia veisykla tų būrėjų yra. Aš vienintelis per Lietuvą esu tikras. Ir aš jums parodau visą formatą. Ir dar čia ne viskas, ką aš sugebu. Ateis laikas, dar daugiau parodysiu. Tai va dabar patys Tiesiog va. įsitikinkit. Būtent. Tiesiog va. 90% ką pasakoju, patvirtinu. O kiti ten Žmonės tiesiog pasitvirtina. patys galbūt net nežinojo, ten normaliai Tai patys chuinia, tai ten ta save prasme- apgaudinėjo tai va ten ir tas viskas. momentas, Tai žiūrėk, tai dabar Tie- kaip jam tie keli žmonės. Kaip dabar jam patvirtinti, blėt, ką jis rytoj valgys. Blėt. Nu, va. Tai tiesiai šviesiai kalbam taip, kaip yra. Aš jau nervuojas, nes dėl to aš noriu rimtų situacijų. Aš noriu paspręsti žmonių rimtas situacijas, nes aš jau, suprantate, kas yra, aš neturiu ką veikti su tokiais klausimais, suprantate. Aš tiesiog, ta prasme, aš šokė esu, kad žmonės neturi ko paklausti. Klausia, lempo kažkokiu, realiai. Ar aš ten darbą susirasiu, tai, blėt, pilnas skelbimo, eikit Va. ieškoti, tiesiai šviesiai. Nu, nepykit, bet realybė tokia. Arba apie šalis, arba apie, žodžiu. Lempa, čia yra, ta Lempas prasme. visiškai. Čia kalbam tą, ką O, galit tam patys dovanų kažkas patvirtinti. Realiai, rimtą situaciją, duokit rimtą situaciją. Nu, bet pavyzdžiui, Norit rimtai, kad parodyčiau, kad dar sugebu, davai duokit man labai rimtas situacijas. Ne šiaip lempa kažkokia melagistė, ten kur savus prisigalvojat ir tipo davai, tipo pažiūrim, matys ar nematys. Nu tai tipo, nu. būtent. Nu, štai dar galiu vieną Nu, duok ir kažką. prisakė. Vieną dieną vos nemiriau. Kodėl? Kas mane apsaugojo? Patvirtinsiu. Tai pastoja vos tas nepartinkė. Kitas dalykas yra tas ne vieną dieną ir dar buvo. Tu ką, neatsimeni žiemą, kas buvo? Vos irgi galėjai nemirti. O tu gerai pagalvok, aš tau pasakau dabar. Taigi esi dar skendus. Ką tu pasakoji, kad vieną dieną? Tu čia nečišink nesąmonė. Aš nebūrėjęs esu, bet aš sakau, aš matau tave kiaurai, supranti? Taip kaip Be tu mane nieko, matai, be aš nieko. matau tave visą kiaurai, tavo visą gyvenimą matau. Tai ta prasme. Kai buvo, kai pavyzdys. Žodžiu, 10 metų tarpe, kai važiavai su tokiu vaikinu. Ką norėjo tau padaryti? Tai ta prasme. Apie ką tu kalbė čia? Ką norėjo tau padaryti? Džiaugis, kad išgelbėjo. Džiaugis. Tu džiaugis. Kas buvo, kai tavo močiutė dar buvo gyva? Nuo ko tave išgelbėjo? Nuo vandens. Ką tu pasakoji? Dėkuk savo angelui sargui. O ne čia nesąmonės man brūžinus. Tai tipo čia lenda vieną kartą sako. Laimės kūdikis mūsų. Vadinasi, neskirta mirti. Neskirta mirti, suprantat? Viskas. Jūs galit, kad ir vo širdis, va taip, žiūrėk, kad bus taip, tup. Jeigu tau neskirta šiandien mirti, tu ir nemirsi. Kad ir tu galvosi, kad va viskas, tu nemirsi. Suprantat? Tai va tas momentas yra. Pakomentuokite, jei galit. Nes tas žmogų yra buvę Rašykit. entų situacijų. Entų situacijų. Būtent. Tipo, ta prasme, vieną kartą, sako. Prasiverti. Aš kai sakau, žiūrėkit, jūs nematot, ką aš darau. Matot fiziškai faktas, bet aš pasiemu jūsų gyvenimo knygas, prasiverčiu, paversiu, žiūrėjau informaciją, aš galiu pasakyti apie jumis viską, ką jūs tik ten Čia dar klausia. Dabar arba patvirtina, arba nepatvirtina, tą ką pasakau. Laukiam jūsų komentaro. Aš labai griežtas, kai aš pradedu rimtai jau žiūrėti, ne, kaip pavyzdys. Aš labai griežtas palieku, dėl to, kad ten žaidimų nėra. Ten žaidimų nėra. Ten yra arba. Arba tave, arba tu. Būtent. Nes kai pradarai tas duris, ta energija iš ten pareina labai negatyviai. Suprantat, yra kita plotmė.
automatiškai tu savo turi permušti ir pasimti tą informaciją ir viskas. Ne šiaip tas yra momentas. Suprantat, aš ne fantastikos pasaulyje gyvenu. Va, parašė. Atsiprašau, kad pertraukiau. Patvirtinu, ačiū. Vieną kartą turėjau omeny, kuriame mačiau didžiausią bėdą. Aš tau Tam įvardinau. buvo daug. Nu, va, matai, patvirtinu. O tai dabar parodykit nors Lietuvoje, nors vieno, kuris va taip sugeba. Net, blėt, jokio vizualo, nieko. Nieko, visiškai Random va. sėdintis čiūvas pasakoja apie Va. jūsų gyvenimą. Tai tipo, Tiesiog, tai visiškai nieko. Tai tipo, Aš skaitau netgi, Whatever, ne? kit žmogus netgi skaito komentarus, Čia- be čia- nieko, čia be būtent nieko. Čia tiems, kurie čia tipo Malinauskams visiems, tipo, kurie sako, kad čia afiora važiuoja, kur ten piso video apie mane. Tai va dabar įsitikinkit. Prašom. Kur realybė, kur tiesa, kur melas. O. Ne, čia tipo, čia patys iššaukė. Norėjau pamatyti visų gražumų, ką aš sugebu. Dar tik tai 20% sugebėjimų parodau. Dar galiu. Čia tiesiog, vat, random, tiesiog, Ir vat, viskas. tiesiog, vat, Čia tiems iš trečios parodėm. lentynos visiems tiems, kur tai mane heitino, stumdavo. Aš tik parodau, supranti, kas šis yra. Kas tas matymas yra. Ir viskas. Realiai. Formatas realus. Vaizdą patys susidaro. Be jokių papildomų priemonių, be nieko visiškai. Net akis buvau kiek valandą laiko užsidengęs. Dar specialiai, vat, būtent. O dabar, vat, tik taip. Nu, toliau. Pavyzdžiui, apie neštumas. Paimi paklausti. Ačiū už dovanėlės. Toj. Aš dar net nebe... Palauk. Aš pats pasakysiu. Berniukas. Berniukas turi būti. Turi būti berniukas. Bet turės persilinimo. Turės yra persilinimo. Berniukas turi būti. Šiaip konstatavo, kad mergaitė, bet bus berniukas. Pamatysim. Aš dar net nespėjau net prisekti to komentaro. Tai nu ir kas, aš matau. Jau iš karto jau matai geras. Aš net nespėjau net paskaityti. Aš kai susinervuoju, dvigubai, trigubai, keturgubai matau. Aš sakiau Ir man geras. vienodai šviečia, ta prasme. Ir aš net pamečiau tą, būtent net Tai va. neperskaičiau net viso to klausimo, Tai netgi. man jokio skirtumo. Įsivaizduojat Man žmonės? jokio skirtumo. Aš realiai tvatuoju parodau, kas tas pamatysiu yra. tą. Kas tas yra matymas, kas yra prigimtis, kad ateini su prigimtim. Vangabų, aš esu Ernestas, vat, lygiai toks pat ir dar daugiau. Atsinešiau dar daugiau ir rodau visiems dar daugiau. Mane Aš patys žmonės išprovokavo, aš parodau, ką sugebu. Tie, kurie mane heitino, nu dabar tegul mato, kas yra realu, kas nėra feikas. Ir viskas. Aš to įsurasiu tą klausimą, nu geras. Net pamečiau, aš jį net tiesiog paklausiau, ar vat. Gerai. Man nuobodu daro, suprantat, nuo jūsų tokių mažų klausimų, kažką rimčiau, dar kažką ten, nu, viskas gerai. Bet pas vyrą tenais yra problema. Pas vyrą yra problema. Turi susitvarkyti. Suprantat, tas momentas čia yra labiau psichologinis dalykas, nes nukreipimų žmogus biškelį turi. Čia biškelį seksualinė prasme kalbu. Ten turi susitvarkyti žmogus. Jo, čia masėka apie tą jau ir pasakei. Nes Dar jinai ir klausė, ar aš Kažką laukiu. rimto, duokit kažką rimto, aš jau tingiu, suprantat, aš jau neturiu ką veikti. Patvirtinkit šitais, aš Tie, prisegiau tą kurie komentarą. supranta, kas čia vyksta, suprantat, ant kiek čia legit yra viskas. Čia iš 100% 1000% legit, nes daugiau nėra tokio, kaip aš esu. Dalinkitės transliaciją, žiūrėkit, dalinkitės transliaciją, repostinkit laivą, paspauskit ant dalinimas, tenais yra geltona knopkė, paspauskit viską, kas gali. Komandinę Dalinkit. širdelę pridėkit, tapinkit ir stebėkit mano TikToko profilį. Tie, kurie stebi mano TikToko profilį, jiems ir atsakysiu. Ir tai į rimtus klausimus, ne šiaip, ta prasme, random kažką. Ir Aš tai- jau tingiu, suprantat, man nėra ką veikti su tokiais klausimais, suprantat, man kažką rimčiau duokit. Nu rimtai, vat, kažką rimčiau. Ir tenais, kur net nespėjau paskaityti apie tą neštumą, tai netgi jinai ir iškart parašė taip tiesa. Tai va, pasitvirtino. Nu gerai, 3% legit. Va, Nu, tipo, būtent. Pavyzdžiui, vienas žmogus rašo, ar pas mane yra dabar sunki situacija. Galiu patvirtinti. Pas tave, Vyrutį, žiūrėk, pas tave yra tikrai sunki situacija. Pas tave yra, ir dar kitas dalykas, žiūrėk, sekundžių reikalė viskas vyksta. Suprantat? Sekundžių reikalė. Ne šiaip, kad, ta prasme, tipo, ble,
Čia sekundžių reikalė, tų informacija eina taip. Sunkiai situacija dėl namų. Dėl namų yra ta situacija. Kitas dalykas, žiūrėkit, dokumentų nepasirašinėkit, prarasite viską. Toliau sekantis dalykas yra taip, finansinė padėtis. Jumis ant pinigų labai stipriai nori nuleisti. Kitas dalykas yra tas, kad apgaulė prisimės vyksta iš moters pusės. Moteris su vyresnė moteris susitarius. Tai jinai ir jos mama, abi susitarusios. Tamsių plaukų moteris. Ta viena tokia kaip gyvatė, žinai, auksą jinai tokį mėgsta. Tokį auksą arba tą padėlkinį, nu kaip aiškina, ta prasme. Vis tiek tai ta spalva būtent. Toliau yra kitas dalykas. Suprantat, jūs galvojat, kad jūs čia prakeikė kažkas, jūs niekas neprakeikė, jūs neturėkit tokių minčių, o apie savižudybę to labai neturėkit minčių, nes ten gerai jums nesibaigs. Viską išsitaisyt gaunat pats ir, kaip sakau, paimkit viską į savo nagus. Suprantat, nieko nepadarys, jeigu jūs atstovėsit už savį. Niekas nepadarys. Čia moteris suka jums tas nesąmonės. Tai atimt bando, suprantat, bando atimt viską, ką tu turi ir, tipo, ta prasme, imituot, kad tu dar esi kaltas dėl to, tipo. Čia dar kažkoks vaikas figūruoja toj situacijai, bet tenais kita situacija. Ta pati situacija, bet per kitą situaciją žaidžia čia, supranti. Ant tų eina, supranti. Ir viskas čia, realiai, ta prasme. Per pinigus bando nuleisti ir viskas čia nėra. Čia supranti, kas yra, jokių dokumentų nepasirašinėk, ten, ta prasme, jokių ten, ta prasme, paskolų neimk, ar dar ten dalykų, ta prasme, ką tu ten jūs tai jau brūžin, supranti, tai ten, nes realiai gaus taip, kad ragas bus, o pačiam, ta prasme, o ten jau išsilakstys gyvatės iš visko gausis, ko nori, apsunkusius. Ramiai, pralauk, nieko, net neduok jokio atsako, ir pamatys, jinai savaime. Niekas nieko nepaims, niekas nieko nenorės iš tavęs ir viso, ta prasme. Tiesiog reikia atstovėti. Net nekonfliktuok. Nu, tipo, ignorai, mesk ir viskas. Ir pamatysi praeis savaime. Dėl to, kad, ta prasme, tavęs iš vietos neišjudins. Ir viskas. Kad ir kas per aplinkui bando kiršinti, ten skambinti vieni kitiems, tipo, prakiršinti žmogų, tipo, žinai, išėsti iš viso pusių, tipo, žinai. Bet, nu, čia tik tais taip, žinai. Laikina situacija praeis. Jeigu nepasiduosi, praeis, bus viskas gerai. Ir viskas. Šibiškiu. Rimtesnė tokia situacija. Mhm. Patvirtinkit arba paneikit. Parašykit komentarą. Ten gali būti ne moteris, ten gali būti, tipo, ta prasme, ne motina ten tos, ne, bet ten, tipo, kaip motina, kaip kažkas tokio, tipo, tą turiu omeny. Tipo, kaip motina, kažkas tokio, arba motina, arba kažkas ten, lygiai grečiai, nu, realiai. Bet čia bando apgauti, techniškai, kažkoks vaikas ten figūruoja, ir per, tipo, per aplinkui, ir kertas, nagais. Mhm. Jo. Dar skaityt? Ką jis rašo? Jo, laukiam. Dar vis laukiam. Buvęs su sese nori paimti jį. Taip kažkaip parašė. Daugiau nieko. Patvirtinkit. Tai arba patvirtini, arba nepatvirtini ir viskas. Nepatvirtini, nueik nahu ir viskas. Jeigu užpiso. Jūs ką glušėsat, kas jums yra? Ta prasme, aš nepykit, kad aš jau taip kalbu biškai agresyviau, nes, ta prasme, vis tiek jau kartuota N kartų vis tiek savo ten, ta prasme. Aš jūsų psichologinių problemų nesprendžiu, aš ne psichologas, aš po faktų pasakau, kas yra, kaip yra ir kaip toliau. Patvirtini arba nepatvirtini? Patvirtinkit dar kartelį, parašykit, nes jau kažkur ir nusikėlė į viršų, jeigu rašėte. Nes jeigu rašiau, ten viršui kažkur. Parašykit aišku komentarą, kad visi matytų ir viskas. Ir viskas. Ir einam prie kitų klausimų. Sekundžių reikalė informacija vaikšto. Ne tai, kad tipo reikia lauk po mėnesį, savaitės ar dar. Ir tuo labiau jokių papildomų prievolių. Bet kažkur sakė patvirtino vienu žodžiu, bet... Tai tu ir suras, kur jinai patvirtino. Čia, ta prasme, tas žmogus. Ir viskas, ta prasme. Ar galit parašyti dar kartelį patvirtinimą? Jeigu jau nes kažkur nusikėlė, jeigu... Ten daug rašo, ne?
Jo, ten pastoviai eina, o tie, nu, pastoviai vis tokie pat klausimai ir taip toliau, nu, kai kurie ten, kur net sakiau. Tai matai, tas pačias, net nekreipdėmės. Ne. Aš savęs nešvaistysiu. Kažkokiu lempų. Būtent. O jie padarė repostus ant laivo. Repostinkit laivo, hebra. Dalinkitės, tapinkit. Stebėkit profilio. Prisijungkit prie komandos. Ta prasme, hebra. Jūs patys matot, kad čia yra legit viskas, čia ne šiaip tipo. Pasidalinkit. Rašo, kad pasidalinau viršuje yra. Bandysiu paieškoti. Nu, paieškok ir pradėk. Dabar stabdam biškį, aš parūkyt noriu. Jo, gerai. Kur tas cigaretės? Gerai. Gali paduoti cigaretės? Tuoj paieškosiu. Pasidalinkit, patapinkit, pasiekit profilį. Paspauskit ant... Palauk, šitą turiu aš. Gerai. Varkuoju. Apsisuk į save. Gerai. Patapinkit, pasidalinkit transliaciją. Tuoj aš pabandysiu surasti. Patvirtinimą. Kažkur šioje buvo. Surasti. Davai, hebra, visi sukimbam ir padarom 300 žmonių. Pasidalinkit, patapinkit, kad būtų 300 žmonių. Padarom 300 su draugais, žmonių. su visais. Pasidalinkit. Ir galėsim dar šiek tiek. Kad labai nenuvargintis tiek. Ne. Gerai. Aš dar vis nerandu, nu niekaip neįrasti, ta prasme. Gerai, ieškok. Ne viskas. Ar gali dar kartelį? Bet ar tiek sunku, jeigu viskas pasitvirtina, ką aš pasakiau, ne, tai parašyk patvirtintų didžiosiams raidėm ar dar kažką ten tipo. Didžiosiam raidėm su šauktukais ar dar kažkaip, kad užmatyčiau iš karto, nes kelis kartus iš eilės. Va, netgi vien moteris rašo, kad nerodo to komentaro būtent jo. Sako, nesuprantu, kodėl nerodo. Va, parašė tiesiog, va, patvirtinu su daug šauktukų, nu ir gerai. Nu ir viskas. Nu. Ir viskas, prisegam. Viskas aišku. 94% legit. Gerai, pasidalinkit, patapinkit toliau žmonės su draugais ir taip toliau. Pasiekit profilį. Ir galėsim toliau tęsti galbūt. Jo, viskas tvarkoja tuoj. Čia tie klausimai. Klausim. Gerai, jeigu nori, gali pasimti dabar. Ne, filmuok toliau. Gerai. Filmuok toliau. Gerai. Gerai, patapinkit, pasidalinkit, tęsim toliau. Padarom 300 žmonių. 300 žmonių, kad būtų. Pradėsim vėl. Vėl darysim toliau, jeigu bus 300 žmonių. Jei ne, tai... Jeigu ne, tai viskas, stabdom tada. Nu, šiek tiek jau nukrito nuo 200. Tai padarom. Jo, dar parašė tikrai taip mato moterį ir vaikelį, taip ir yra. Nu, dar kartą patvirtinims čia. Nu, prisiekė. Viskas. Gerai. Arba duok, aš pasiimsiu. Simkim, ką. Gerai. Tuoj sekundėlę pats. Tuoj sekundėlę pats. Gerai. Biškėlė dabar nukrito, bet dar reikia pasakyti. Gerai. Aš šakinius susidėsiu, nes man biškai trumpinas, kai aš žiūriu, būtent taip įmis kitaip. Aš šakinius turiu užsidėti. Dabar aš nieko nedarysiu.
Iki to momento, kol nebus 300 žmonių. Būtent. Ir tie klausimai, kai kurių ten tokie lempiniai, kai kurie iš vis norėjo ten jau antrą kartą paklausti. Ten žodžiu. Ar ten, ar apie užsienis dar kažką, žodžiu, ten nesąmonė tiesiog. Kai kurie tai gerai, žinai, tikrai ten. Dar keli ten buvo gerai. Davai, darom taip. Tapinkit visi, tapinkit, dalinkitės transliaciją. Repostinkit laivą. Sukimba visi, kad būtų 300 žmonių. Būtent. Ir toliau pradėsiu daryti. Jūs įsivaizduokit, kokią progą turit nemokamai. Ir dar netgi, ta prasme, kitas žmogus skaito komentarą, tą klausimą ir net niko net nepaskaitau. Aš tiesiog tik klausimą paskaitau ir užmerktom akim, tiesiog uždengtom akim Ernestas viską pasako apie tą žmogų. Visą situaciją į tą klausimą atsako. Ir dar nemokamai. Ir pasako daugiau nei reikia. Tie, kurie tyčias, iš karto blokus dėkit ir viskas čia. Realiai. Paskui patys dar tie, kurie įeitina, paskui žiūrėk, kad nebūtų taip, kad ateis dar paskui po kurio laiko. Oi, labai atsiprašau. Kažkaip taip. Taip. Opa. Dabar darysiu tik tada, kada bus 300 žmonių. Dalinkitės toliau transliaciją, patapinkit, pasidalinkit su draugais ir tada galėsim atsakyti į klausimus. Jums rūpimus klausimus. Tai viskas, tai dar 105 žmonių surinkam. Repostikit laivą, paspauskit ant pasidalinimo geltono ten tokį. Jau buvo 2 5, bet vėl. Nu tai koks skirtumas, padarom vis tiek. Padarom. Nes vis tiek gal rimtesnė situacija kažkam, gal dar kažkas, o tiesiog drąsiai rašykit, klauskit. Dabar viskas, žiūrėkit, hebra, ta prasme, tie patys klausimai eina, ta prasme, aš jums tik duodu tą momentą, kad susivoktumėt patys. Ir aš dabar nieko nevykdau, dabar visiškai nieko nevykdau. Surenkam būtent 300 žmonių ir tada vėl. O būtent? Būtent, prisijungkit prie komandinės širdelės, paspauskit komandinę širdelę. Jis turi tokią progą ir dar negana to, ne tik į klausimą atsako, bet dar ir patarimus duoda. Ir dar daugiau pasako, nei reikia. Negu kad į klausimą tik. Nemokamai. Visiškai nemokamai. Kad suprastumėt, kur yra tiesa, kur melas. Tas ir yra momentas, kad būtent arba patvirtinat, arba nepatvirtinat ir viskas. Ir čia, ta prasme, ne kažkokia lempa, čia yra, čia nebūrimai, tai yra, čia realiai rodo, kas yra iš tikrųjų matymas. Tie keli ten, kur klausia. O klausia. ne šiaip, ta prasme, tipo, random, tipo. Jūs pasižiūrėkit, nei kortų, nei jūsų nuotraukų, nei jūsų tiktoko niko, net žmogus net neskaito, būtent jūsų tiktoko niko, o tik klausimus užduoda, suvokit, jokių, ta prasme, dalykų aplinkui, ta prasme, nei ten telefonai kažkur padėti, nei dar kažkas, informacija per kelias sekundės, tas, kur neįmanoma netgi perskaityti per tiek laiko, ta prasme. Realiai, ta prasme, jūs patys suvokit, kai šį yra, ta prasme, permatymas, kokio lygio. Niekas negali taip. Čia ne šiaip tipo, kad va tipo, davai. Čia normaliai. Tie, kurie sako, kad čia feikas, nu dabar patys matot, kad čia nelabai, kad feikas. Nu būtent.
Kai bus 300 žmonių, tada. Pasidalinat, repostinat laivo ir ta prasme. Tada vėl pradedam. Ir atsakysim į jūsų klausimus. Atsakys Ernestas. Kada spaudžiat ant pasidalinimo, tenais yra toks geltonas rutuliukas. Paspauskit ant jį. Būtent tas yra repost laivas. Laukiam. 2 tik tais repostino laivą. Toliau. Turit, suprantat, stebėti mano TikToko profilį, jeigu norit atsakymų. Čia ne šiaip, ta prasme, tipo būrimai ar dar kažkas. Nu, aš jums parodau realiai, kas tas yra. O būtent, ir čia ir dabar sekundžių reikalė tiesiog klausimų. Ir net kelis net tiesiog tik tavęs paklausiau ir jau tu pamatėjau, tiesiog net neperskaičiau netgi to normaliai to klausimo, tu jau iškart jau atsakinai. Būtent. Tai va žmonės, supraskit, kur yra. Jau krenta viskas, jau reiškia Jau nebedarysim krenta, nieko. Reiškia nieko nedarysim. Ten buvo tiesiog pavadinimas Karolina. Ir ten... Koks patvirtino skirtumas? Bet ten jisai ir buvo, ten tiesiog, matyt, tiesiog buvo Ta prasme, išsivardinęs taigi taip ir viskas. informacija tai atitiko viskas. Koks Patvirtino. skirtumas ten toliau ten aplinkybės? Žmogus Faktas taip informacija. O ne tai, kad tipo, ten kažkur kažkas ir viskas. Ai, blėt. Žmonėm neįtiksi. Belenkoks ten nikneimas gali būti, belenkoks ten. Moteris irgi išsivardina ten, belenkokį šauna ten tą. Ir irgi palei nikneimą čia. Va, atsakiau ir patvirtinau, ką sakė. Nu ir viskas, nu, tai ta prasme. Būtent. Jau krenta žmonės. Kiti tiesiog žiūri, kad tik žiūrėti, nei tapina, nei nieko. Tai vat. Nu, svarbiausia pamatė, tiesiog matot. Čia tik 20 Kaip realu. procentų, ką sugebu. Tik 20 procentų.